Posėdžio pirmininkė, gerbiamas Suomijos atstovė, komisijos atstovė, kolegos. Praėjus beveik 30 metų po Lietuvos išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos okupacijos gniaužtų, jaunoji Lietuvos piliečių karta yra nepatyrusi gyvenimo nelaisvėje. Tačiau ši karta puikiai žino Lietuvos kelią į laisvę ir nepriklausomybę, o svarbiausia – laisvės kaina. Kiekvieną sausio 13-osios rytą pamokos Lietuvos mokyklose pradedamos uždegant atminimo žvakutes pagerbiant tuos, kurie 1991 metais sausį beginkliai ryžtingai stojo prieš sovietų tankus. Tuomet netekome 14 laisvės gynėjų. Šimtai buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų 2 vos 17 metų amžiaus jaunuoliai – Darius ir Ignas. Jų ir kitų žuvusiųjų šeimos ir artimieji ilgus metus laukia istorinio teisingumo. Deja, didžioji dauguma nuteistųjų kaltininkų slapstosi Rusijoje ir Baltarusijoje. Apgailėtina, kad praėjus 30 metų po sausio 13-osios, turėdami Lietuvos teismo sprendimą, mes vėl pajutome Rusijos valdžios klastingas pastangas diskredituoti laisvės gynėjus ir persekioti juos apgynusius. Kviečiu jūs politinio solidarumo veiksmui, kadangi Rusijos persekiojamų Lietuvos teisėjų, prokurorų ir tyrėjų istorija gali lengvai atsikartoti kitose Europos demokratinėse valstybėse, jiems priimant sprendimus dėl demokratijos ir laisvių gynimo. Dėkoju.